Taip, su labai gražia. Aha, gerai. Čia reporteris Skersas, specialiai panelės studijai, su gražiausia Rytų Europos blondine, Aiste Piene. Kaip šitiek pieno pristatyt moteriai? Tai tu nežinai, iš kur moteris pieną gauna. Nu ne, kai neneščia, tai nežinau. Bet ir nebūsi neščia, reiškia, ir nesužinosi. Tai tu jau neščia. Pastojai. Tyla, ką tau sako? Pastojimą. Kiek laiko pastojus esi? Ką tau tyla sako? Pastojimą. Aš vėl tyliu, ką ir tau vėl suma? Tiek daug pieno ne viena moteris dar neišskyrė, o štai Aistei pavyko, visas budonas pilnas pieno. Taigi, tu šį pieną gersi, ar tik tai jį jame maudaisi? Aš tau jį sugirdysiu. Skanu bus? Bus skanu. Tiek daug išskiria pieno. Tik Rytų Europos blondiniai, ar kaip manai ir Amerikoje išskiria moteris tiek pieno? Manau, Amerikos moteris pieno nebeišskiria, todėl kad jom neleidžia pasigaminti pieno implantai, kurie užspaudžia pieno liauką ir tai reiškia, kad jom yra sunku išmaitinti vaikus. Todėl pieno išskiria tik natūralios moterys. Tai tiek daug pieno išskyrus, pasakyk, ko tu jį lipai? Pienas yra visuotinai pripažintas, tik dėja pamirštas. Žodžiu, jisai tiesiog yra dėl grožio. Dėl grožio? Dėl to tu tokia graži? Tai ir aš noriu būti toksai lipumas ją į pieną. Ne, gal Mano koja labai graži. Aš nepuolam 2 savaitės, ne? Kaip gera. Čia reporteris Skersas ir pieniškoji Aistė išskyrus tiek pieno, kiek nei viena Rytų Europos moteris nesugebėjo. ir sugadinai tu mano visą pieną savo murziną letiną įkišęs.